Taip, brangiai, dar vienas toks egzempliorius. Labai rimtas peilis. Ne savo dydžiu. Dydžiu jis labai nedidelis toks, bet irgi va, sakau, vien žmogus renka peilius, sako drakono rutulius. Jis nerenka, jis savo per virtuvę iš tikrųjų tik susidėlioja, kaip priklauso, ko reikia. Tai va, dar vienas toks peiliukas gali būti jo, aišku, jeigu norės. Gali būti jūsų, jeigu norėsit, aišku. Tikrai buvo reikalų jį restauruoti, tikrai rimtas be galo peilis, olos plienas net įvardinta čia, meistro darbas yra, ir jį be galo gerai atkūriau, tai yra išploninau naujai nuolydį, pagalandau super, tai dabar sakau, lengvumas tai net nejauti rankoj, bet pjaustant, bet kas vat, įdomiausia, jis gana ilgas pagal tokį kotelę rankeną. Tai yra net 15 centimetrų. Na tai va toks peiliukas. Gražuoliukas gali būti jūsų. Kartais žmonės pamato mažą peilį. O, čia mažas, čia brangiai, čia, bet palauk, Japonijoje kažkaip tų mažų peilių labai mažai yra ir jie be galo vertinami, kartais ir brangesni būna negu kad paprasti, sakykime, dideli peiliai. Tai ne visada mažumas yra pigumas. Kaip sakau, žiedą auksinį turime ant vienos rankas, kokį su briliantais ir jis kainuoja ten kosmosą. O kito rankoje ten galim bet ką turėti, mašiną, pigiau kainuojančią. Tai žodžiu, netame esmė, kartais tie mažiukai jie dirba 100 kartų ilgiau, geriau, patogiau ir daug daugiau jie dirba, pastoviai naudojami negu, atsakim, toksai peilis. Tai va pagalvokime ir plienas iškart sakau, čia kažkur apie 64-5 Hz drąsiai turi, be galo kietas. Ir tiesiog pasaka. Jaučiat? Žiūrėkit. Net su galiuku. Čia tai yra kosmosas. Čia kosmosas. Tiek į priekį, tiek atgal, kaip jūs nori, taip jis pjaus. Tai žodžiu, kosmosas. Šitas peiliukas yra. Drąsiai statykit, laimėkit, įsigykit. Aš manau, kad jis kiekvienam bus čia superinis. Iki.